Viską galit dėti. Droną tai gal... nežinau, ar mes jau čia tilpsim. Ne, aš tabletės imsiu, man tegul būna. Oi. Nu, va tiek čemodanų. Drona, va čia vaisiai. O va čia tiek vaikų. Nu, vaikai pasiruošė? Ką? Viskas. Все. Na, bandysim nufilmuoti, na, ranką traukt. Nu, mano visą brigadą tempė. Aš irgi tempė ir dar ant nugaros. Ne per daug mes su čemodanu. Įsidėjom. Pasistatėm savaitiniam. Mes nieko nedėjome. Paėmė iš ten. Nu, gerai, einam. Nu ką, jaunims? Pijuka? Gerai? Čemodano linijai. Prisiduodam bagažą. Ajo. Ausise kažkoks skystis atsirado. Kas? Ausise? Niekada žiaut reikia. Ir taip padaryk, ką. Skrendam. Galim lėktuvę filmuoti, bet ką jau galiu, ne? Nu, mes jau sekančią lėktuvą, Helsinkį persitame kitą, kuris jau skris į Reikjaviką, 4 valandas kažką. 3,5 gal. Tai, aha. Įjau. Reikia padėti man dėti tą sumuštinį. Šonu gal. Susisegė diržą. Nu ką, skrisim. Nu ir kur mūsų ta išsvajota Islandija. Ir matysis per langą, jau matys. Pagaliau atskridom. Aišku, kol kas sniegas ledas, bet jau atskridom. Ten per aną pusę geriau matos. Nusileidom, išlipom, per tos vartus išėjom. Dabar ieškam duty free, ne? Nes norim padaryti lauktuvių tiem žmonėm, kurie mums padėjo susiorganizuoti kelionę. Ir kur eit, kol kas dar nežinom, bet, nu, einam kažkur. Žiūrėkit užrašus. Tai mes vis tiek lagaminų dar turim pasiimti. Aha, gerai. Atvykimas. Tualetas. Gerai. Ok. Pasirodo, reikia leisti žemyn, eiti link bagažo pasiėmimo, nes jeigu tiesiai eini antram aukštį išlipęs, tai ten eini į duty free, bet ten išskrendantiems. O atvykusiems reikia leisti žemyn ir va, čia yra jau atskridusiems. Na gerai. Ir mes čia kaip ir susigaudėm. Gerai. Praėjom pro duty free, susimokėjom ir išeini į bagažo pasiėmimą. Ir kaip dabar žinot, kad ras yra? Dabar aš paaiškinsiu. Nu, da, paaiškins, palauk. Tai yra televizoriukai visur. Na. Ir parašyta belt, tai reiškia linija, katra. Kurioje vietoje parašyti yra? Su kurios lėktuvo atskridom. Iš Helsinkio. Taip, ir pačiam gale koks numeriukas stovi?
3. 3. Tai reiškia, ieškom trečios juostos. O čia ir 4. Čia trečia. Kur 3? Tai mūsų 3 juosta. Čia bus, ne? Gerai, supratau, dabar žinosim. Žodžiu, kad reiškia, aha, ant bilieto, aha, atskridam iš kur rodo, kad juosta 3. Все. Einam pasiimti čemodanų. Tai nieko čia filmuoti, laukiam. Bagažas mūsų vis čia sukrauts, čia sukrauts, čia sukrauts. O, jūs jau striuksis sušojat. Ai, mes su kaim su šortus varysim, ne. Pažiūrėsim, išeisim, bus šaltai, apsirengsim. Pažiūrėk, ir daugiau žmonių su šortais. Su ratelis, bet visi, vienas ratelis yra čia specialiai, kad nenurėdėtų, ar kas čia yra? Na, nu nesvarbu, radom užrašo išėjimas į Iceland. Nu tai einam to užrašo, kol kas taip. Bet reikėtų žiūrėti užrašų Viktorija viešbutis. Greičiausiai. Jo, yra toksai, sakė, turi būti. Nu gerai. Ir mums čia išeiti. O ten, kur veidrodžiai, sakė, ten mus stebi. Laikyk tie viešbutį, laikyk. Nesąmonė, būčiau geriau su rankom. Prieš pervežimą. Aha. Ut. Exit. Utgangur. Oi, suku. Viskas čia tas ratelis net. Na, gerai, čia mes išėjom. A tai kur ta muitinė? Ai, mums čia jau patikrina? Ai, nu aš nufotografavau, man reikia, kad žmonės žinotų, kaip čia atvykti į Islandiją, nes jokios informacijos. Nu gerai, o kur dabar mums išėjom, tai išėjom. A kur užrašo, matėt nors kur nors Viktorija? Va, žiūrėk. Europcar, Hertz, automobilių nuomos, tenai. Nu, mes einam tiesiai. Išėjom ir koks oras? Kaip gera. Sakė, kad bus daug oro gero. Koks oras gerumo. Ieškosim viešbučio Viktorijai. Nu ką, ieškom viešbučio Aurorus. Kokį turim čia? Užsisakė. Man čia tik taisi, bet kažkuris turi būti. O, vėsoka, vaikeli. Čia visiškai vėsoka. Va, viešbutis, va, tas raudonas. Tas raudonas viešbutis yra mūsų. Ką jau mini? Nu, kryptį radom. O, koks čia gražus kažkoks bambalėlis. Gerai. Biški buvo čia recepcija nustebimo, kodėl mes čia, iš kur mes tokie. Iš kur kažkas jau skambina. Nu, bet vat, gavom kažkokį kambarį. Dvigubą, nes mes esam 5, tai... Vat, pažiūrėsim per langą. Aha, va čia automobilio aikštelė yra. Ir va čia sakė, per langą turi matyti mūsų automobilį kažkur tai. Na, eisim ieškoti. Greičiausiai, kad va čia ta aikštelė. Nu, susirasim, bet va čia kažkur yra mūsų automobilis. Atinė ir kiti nuomotojai. Mes nuomavomės tą Auro Ice Car rental. Ir sakė, čia yra jų aikštelė. Nu, susirasim. Turėjom išklausimų dėl kreditinės kortelės, bet išsiaiškinom ir va, mes iš šitos įmonės. Nuomavomės ir žiūrėjom, tiesiog būčiau kažkoks brošiūrėlė lapelis palikti. Tai ieškosim ir automobilio tikriausiai, pagal tokį logotipą ir ieškosimės. Einam. Vat ir mūsų viešbutėlis. Labai tvarkingas viskas, sako, labai fainai liuks. Pijo, o mums kas pakels aukštyn? Kas? Pijus paspaudėte? Nu va, sakė, oras, kaip atvažiuosim, pajausim skirtumą, pajutam žiaurį, kaip vanduo. Sakė, vandenį galim tiesiai iš krano, noriu paragauti. Aš dar nenoriu šilto nusistatyti. Ką jau tu ragavai jau? Jo, žiauriai skanus. Skanus? Man skanus. Jis natūralus, jis nesalus, jie nieks nesaldina, čia jokių filtrų. Na? Ne?
Nu, sandra, be prieskonių jokių. Visiškai kaip prieskonių. Toks vaizdas, kad... Palauk. Labai skanu. Žalia gyris liptis. Dabar mūsų iššūkis yra susirasti automobilį. Sakė per langą. Nu, ne, žiūrėk, kaip mes įėjom, kur mūsų langai buvo? Čia, į šitą pusę. Tikrai čia? Čia, čia. Ai, va, Gersas, nu tai ten, va, kažkaip, man atrodo, turėtų būti. Kažkaip už viešbučio, bet ne, per langą turi matyti, sakė. Ja, nu einam ieškoti. Na, tai būtų gera, kad būtų kokia reklama jų uždėta, žinai. Matai, kas yra, reikėjo tinklalapį pasižiūrėti, buvo brėžinys, bet aš nepasižiūrėjau. Wow, krasim, Europe Cars, Blue Car Rentals. A mūsų langai ne į šitą pusę buvo? Nu, man atrodo, kad tenai turėtų būti už tą. Ar čia per langą? Ne, čia viskas yra Herca, tikrai čia nebus. Ai, va ten dar viena aikštelė yra, ten toliau. Čia yra Herca. Ja, čia yra Hercas. Jo, kažkaip internet viskas paprasčiau atrodo, bet vat realybėj, kai reiks įsirasti, yra jau kažkas kas kitka. Nu gerai, rasim, paieškosim. Svarbiausia viskas aišku. O Jėzus, bet šitiek mašinų įsivaizduojat išsinuomoja žmonės. Košmaras. Nu, Gersas čia labai daug turi tų mašinų. Europe Cars. Ir Gersas, kas čia daro, prašy. Nu, vat ką reikėtų Europe Car rentalai, tai reikėtų didelis iššavas kokios, kad raut, kad būtų matyti, nu belenkur. Nei tą pusę būsim nuėję. Aš žinau, kad iš karto už viešbutį kažką. Čia apeisim aplink viešbutį ir atrasim, nu ką šitą va. Ką? Ai, pas jas numerį nesudėtingas. Gerai. Nesurasim. A, ne, tai griebsim kokį yra laisvesnį. Duris paklipint, jeigu adaras, tai gerai. Jo, per anas langas, va ten bus, va ten bus. Nu va ten, va galbūt, va, aurais, nu sakau už viešbučio, tai per kokius langus, tai mūsų langai priešingi. Aišku, tai būdavo iš karto ir atėjai, bet mums suklaidina. Būtų viskas lengva čia buvę atrasti, jie būtų iš karto mūsų nesuklaidinę. Va, yra matas Aurais Car Rental. Va, iš karto už viešbučio, tai kad langai tik ne į tą pusę, biškai čia mums prigavo. Būtų iš karto ėję aplink viešbutį, būtum radę. Nu, kur neįti? O tai kaip ateiti į mašinas, kur čia neįti? Nu, gerai, apeisim, o tai kaip man prie mašinas prieiti? Kur jūs jau ką? Taip, čiagi pravažiavim, kur čia neįti. Oi, Dieve man, tegul čia ką rašo, mes lietuvių niek nesuprantam, kai jie čia rašo savo kalboj. Einam, mašinas ieškoti. Va, ženkliuks, viskas normaliai, gražiaus, didžiausia aikštelė. Jo, tada. Ir būtume atradę per 3 minutės. Bet kažkas mums biškai sakė, kad per langus matysis. Aha. Tai toj pusė viešbučiai. Mūsų langai. Gerai, kokį mums čia automobilį duos. Kokios čia rimtos mašinos. Čia mažesnė nėra. A mažesnė nėra. Vaikai, pas mūsų mašinytė. Taip, šitą MK K37. Valia, viskas. Nu, vaikai, tilpsim. Kur to netelpsi? Dar čia 3. Gerai, ieškosim raktą. Dar čia 3. Nu gerai, raktelį radam.
Logopitai uždėti. Greičiau. Atrakyk. Nelipsim per galą. Labai gera mašinytė. O, vaikai, ar tilpsit? Pažiūrėkit. O, dieve. 1, 2, 3. Klausyk. Nu, čia pasakai, kokioj kompanijai. Įdažiai, kiek čiumudanų ten galim pridėti. Tai kodėl jie mums tokią didelį mašiną davė? Galėjom ir mažesnę. Atlenkti, pabandom atlenkti. Nu, bet kad davė tokį mašiną, tai mes jį. Čia 3 sėdynės, žiūrėk. Čia 3. Ir dar gali skraut 9 čemodans. Vaikelė, tai čia... Kodėl? Kažkas tai... Čia sėdėsiu. Atsimenk. Čia mau. Na, čia dronas sėdės. Čia dronas aš pilotuosiu, man vairuosiu. Nu gerai, vaikai, viskas, gavą mašiną, užsirakinom. Einam dabar ieškot, kur pavalgyti. Čia, kas jeigu atvažiuosit pas Aurka Rental domuotis mašinų, viskas su jais paprasta. Kaip yra Aurora viešbutis, va ten yra oro uostas. Per duris išėjai, arba per tas. Ir jeigu aš viešbučiu negyvensi, tiesiai atėjai ir va. Nereikia, už viešbučią ir viskas. Čia mes kaip užsivaikščiam. Nu nieko, radom, viskas, raktelė yra. Tada mes ir su ratais jau neprapulsim. Dabar einam kažkas ieškoti suvalgyti. Ne, einam pasikepti. Kažką pigiai reikia suvalgyti. Einam pasikepti lašišas. Aha, lašiša. Tėtis. Nu gerai, tai dabar mes einam pabandyti susirasti kažką pavalgyti. Automatic doors, ar čia automatic? Ai, automatic, viskas, door automatic. Door automatic. Skrandį pradėjo biškutėlį skaudėti. Oi. Na gerai, einam čia. Čia kaip suprant baras, o čia vat reikia eiti klausti. Hello. 5 persons. Ja, paimk. Thank you. Einam ten negaliuk, va ten, čia, jo, čia. Aš prie mamos, gerai, vaikučiai? Oi, atsiprašau, čia aš, nu gerai, čia nėra ką filmuoti.